Didžioji ordino magistro politinė intriga. Kai prisimename Kęstučio mirtį, dažniausiai galvojame, kad pagrindinis kaltininkas yra Jogaila. Tačiau užmirštama, kad prieš Kęstutį buvo surekstas vienas iš gudriausių sąmokslų. Ir jo autorius – Vokiečių ordino didysis magistras Vinrichas iš Kniprodės. 1377 metais gegužės mėnesį miršta Algirdas. Jis buvo sudegintas netoli Maišiagalos. Jo vietą užima jo sūnus Jogaila. Ir štai nuo tada ordinas tikriausiai pradeda veikti. Po 2 metų Jogaila pasiunčia savo brolį Skergailą į misiją. Liepos mėnesį jis sustoja vienai nakčiai Marienburge. Ten didžiajam magistrui praneša sensacingą žinią. Jogaila pasiruošęs apsikrikštyti. O tuo tarpu didysis magistras Vinrichas iš Kniprodės galvoja, kaip jam pasinaudoti šią informaciją. Suprantama, Lietuvos apsikrikštijimas neįėjo į ordino planus. Tačiau šis magistras buvo labai gudrus arba turėjo gudrius patarėjus. Sumanoma sudėtinga politinė kombinacija, kurios tikslas – sukelti vidaus karą Lietuvoje. Magistras pasiunčia pas Jogailos motiną Julijoną pasiuntinius ir laišką. Pranešama apie Jogailos norą apsikrikštyti. O juk žinome, jog Julijona buvo stačiatikė. Tikėtasi, jog tai sukels nesutarimus. Juk niekam nebuvo paslaptis, kad Julijona norėjo Jogailą atvesti į rytų krikščionybę. Dar laiške perspėjama apie pavojus jai ir jo sūnui iš Kęstučio pusės. Tačiau įdomesni dalykai vyko vėliau. Kryžiuočiai nuvyko į Vilnių ir su Jogaila net 3 dienas ir 3 naktis derino slaptus reikalus. Ir štai, praėjo šiek tiek daugiau nei pusmečių Jogaila slapta nuo Kęstučio sudaro naują sutartį su kryžiuočiais. Ką tai reiškia? Iš tiesų, tarp jų prasidėjo konfliktas, kurio kažkuria prasme tokias pirmas nuorodas į tą konfliktą jau matome 1380 metais, kuomet Dovydiškių medžioklės metu Jogaila sudarė sutartį su Vokiečių ordinu, kuris sudarė taiką, iš kurios buvo kažkuria prasme išimtos, pašalintos Kęstučio žemės. Atrodo, kad Vokiečių ordinas renkasi Jogailą. Tačiau ne viskas taip paprasta. Jie nusprendžia informuoti Kęstutį apie Jogailo žaidimą. Buvo toks Osterodės kontūras vardu Gunstinas. Jis buvo didžiojo kunigaikščio Kęstučio kūmas. Krikštijo jo dukterį kunigaikštienę Jonušienę Mazovijos Danutę. Tas pasakė didžiajam kunigaikščiui Kęstučiui: ir tu to nežinai, kaip didysis kunigaikštis Jogaila siuntinėja pas mus dažnai vaidilą ir jau pasirašė su mumis, kaip iš tavęs atimti savo žemes. O jam ir didžiojo kunigaikščio Jogailo seseriai atitektų tavo vietos. Po to sekė Kęstučio atsakomieji veiksmai. 81 metais pašalino Jogailą iš Vilniaus. Iš esmės, tuo metu buvo tokia susikloščiusi situacija, kas valdo Vilnių, kas valdo Vilniaus pilis. Tas yra tarsi pripažintas tas didysis kunigaikštis, tas turi monarcho valdžios pripažinimą Lietuvoje. Kęstutis pilyje suranda sutartį, apie kurią kalbėjo jo kūmas. Vadinasi, ordinas nemelavo. Štai kaip tuomet jis bylojo savo sūnui Vytautui. Tu manim netikėjai. Štai tos sutartys, kurias buvo sudarę prieš mus. Bet dievai mus apsaugojo. Tačiau aš didžiajam kunigaikščiui Jogailai nieko nepadariau, nepaliečiau nei jo iždo, nei kaimenių. Būdami mano suimti, jie vaikšto tik tai nedidelės sargybos saugojami, o jo tėvonija, Vitebska ir Krėva ir visas žemes, kurias jo tėvas turėjo, visą tai jam duodu ir nieko nepaimu. O visą tai padariau savo galvą saugodamas, pajutęs, kad prieš mane kėsinasi. Tokia įvykių tėkmė tikrai turėjo džiuginti didįjį magistrą. Jis žinojo, kad Lietuvos kunigaikščiai jau yra sukiršinti. Argi Jogaila, paragavęs valdžios, galėjo nusileisti? Įvykių ilgai laukti nereikėjo. Jogaila labai greitai susigrąžino Vilnių, o kartu ir savo valdžią. Nesutarimai tarp Jogailos ir Kęstučio tik didėjo. Turėjo įvykti lemiamas susidūrimas. Ordinas pasiuntė savo kariuomenę Jogailai į pagalbą. Kęstutis ir Jogaila mūšio taip ir nepradėjo. Buvo nuspręsta tartis. Dviejų kariuomenių
susitikimo ties Trakais metu vis dėlto paaiškėjo, kad Jogaila, iš dalies dėl to, kad jis susitikrino ordino paramą, kad Jogailos persvara buvo didesnė, tas paaiškina, tik tai vienas dalykas paaiškina tokį dalyką, tą aplinkybę, kad Vytautas su tėvu Kęstučiu vyko derėtis dėl taikos į Jogailos ir Skargailos stovyklą. Ne kažkokio neutralioj teritorijoje tas buvo suorganizuota, bet jie derėjosi priešo kažkuria prasme žemėje, taip galima pasakyti. Ir tų derybų metu, iš tiesų, turbūt pažeidžiant duotas iš ankstinės garantijos, Kęstutis su Vytautu buvo suimti. Kaip žinome, Kęstutis mirė Krėvos pilyje, o Vytautas iš jos pabėgęs patraukė ne kur kitur, bet į Vokiečių ordiną.